Skaitmeninė kompetencija būtina visiems, ne tik technologijų specialistams. Mūsų sparčiai besikeičiančioje, žiniomis grindžiamoje visuomenėje supratimas, kokią padėtį užima mūsų skaitmeniniai įgūdžiai, gali turėti lemiamos reikšmės. Ar kada nors susimąstėte, kur jums reikia tobulėti? Svarbiausia yra savęs vertinimas. Skirkite akimirką ir nustatykite savo stipriąsias pusės ir sritis, kurias reikėtų šiek tiek patobulinti. Ar pasitikite savo jėgomis valdydami interneto saugumą, o gal tokios sąvokos kaip kibernetinis saugumas verčia jūs kraipyti galvą? Šių spragų pripažinimas yra pirmas žingsnis į tobulėjimą. Ir nepamirškite padėti kitiems. Kai kas nors paprašo pagalbos, gilinkitės į jo iššūkius. Paklauskite, su kokiomis skaitmeninėmis užduotimis susiduria ir nukreipkite sprendimų link. Išlikite aktyvūs mokydamiesi. Technologijos greitai keičiasi, todėl ieškokite mokymo programų ar seminarų, kad užpildytumėte šias žinių spragas. Sutelkite dėmesį į tokias svarbias sritis kaip kibernetinis saugumas, kad geriau suprastumėte internetinės grėsmes ir kaip apsisaugoti. Skaitmeninė kompetencija tai ne tik problemų sprendimas, bet ir nuolatinio mokymosi mąstysena. Ieškokite galimybių nuolat susipažinti su naujais įrankiais ir platformomis. Nesvarbu, ar esate mokinys ar mentorius, nepamirškite, kad skaitmeninių spragų šalinimas tai kelionė visą gyvenimą. Rūpinkite savo augimu ir įkvėpkite kitus daryti tą patį. Skaitmeninis pasaulis visada vystosi, įsitikinkite, kad ir jūs taip pat.